Bristolio viešbutis, labai žymus tom, kad savininkas gyveno iki 101 metų ir tas savininkas gyveno pats jame ir darė viską, kad jisai jame būtų tokie visi autentiški baldai. Baldai, veidrodžiai, tai Bristolio viešbutis atrodo. Kaip prabangiai, pažiūrėkit, kokios liustos, knygų rinkiniai. Wow. Geras, kokios liustros, kokios sienos, kokios... Good morning. Kaip viskas nuostabiai atrodo. Ir jisai mirė būdamas 101 metų. Vakariškai turėti savo viešbutį, tai gali gyventi amžinai dėl to, kad kokie paveikslai. Wow. Kaip nuostabu viskas. Tikrai ypatingai atrodo. Net savo skėčių turi. Tai galiu garsiai šnekėti. Tikrai įspūdingai. Aš jau buvau, žinokit, sunerimus, galvoju, kur dingo visi mano geiteriai. Tiek dedu video ir nėra geiteriuko. Bet ilgai lauk nereikėjo, vis vakar po vakarykščio video heito belekiek jau man prirašė. Tai va, ką aš jums noriu pasakyti, žmonės mėly, nežinau, ką jūs bandot pasiekti heitindami kitus. Jeigu jūs galvot, kad man parašė kažką blogo, aš pulsiu verkti, pasijūsiu niekinga ir ištrinsiu iš viso, išdalytinsiu savo YouTube, tai žinokit, nepamirškit, kad aš lygiai tokia pati esu lietuvė kaip ir jūs. Ir aš žinau, kad lietuviui pats skaniausias patiekalas yra kitas lietuvis. Mums nieko nėra skaniau kaip suėsti kitą lietuvę. Todėl manęs taip lengvai nepaimsit, ni na to, na palį, kai sakant. Bet aš jums turiu tokį lifhaką, mano mėly geiteriukai. Nes aš dažniausiai galvoju, kad žmonės pikti būna tada, ypač vyrai, ne? Nu, tie, kurie maža pimpiai. Nu, pas kurias tie pimpaliukai maži, tai jie nei jie žmonų susiranda, nei jie, blėt, laimingi gali būti, nei jos kas nors gerbė, nei pirti gali su draugais eiti, nes, nu, kaip jaustis, ne? Nu, tai va, tai žinokit, aš jums turiu tokį lifhaką. Atvažiuojat į Norvegiją, į Ušlau, atvarat į Vigelandą, į būtent nuogų skulptūrų parką ir pasimatuojat savo pimpalėzus kartu, supranti, su tom skulptūrom ir pasijaučiat gerai, nes pasižiūrėkit, kokio dydžio pimpaliukai buvo garbinami. Ir iš viso aš girdėjau, kad antikos laikais buvo kuo mažesnis pas vyrą pimpaliukas, tuo jis arčiau Dievo, tuo jis yra ahujanesnis žmogus ir tuo jis yra šventesnis ir jam gyvenime labiau viskas seksis, kaip sakant. Taip, kad atvažiuojat, prisidedant savo pimpalioką prie šito pimpalioko ir pasijaučia tikrais vyrais, normaliais, kaip sakant, jaučiatės įvertinti gyvenimo. Tikiuosi, YouTube'as neuždės man bliūro ant šito video. Reikės pačiai gal pabliūrinti, nes kad negauti bano, bet esmė ta, kad, nu, hebra, nu, jauskitės normaliai, nes, žinokit, maži pimpalai irgi pasaulyje reikalingi. Neheitinkit. Vigelandas, Oslo Vigelandas, gražių visokių skulptūrų parkas, labai iš tikrųjų ilgas, labai daug skulptūrų, labai visokių. Tikrai verta apsilankyti bent jau vieną kartą gyvenime, nes gražu, fainai. Skaniausias patiekalas man virti ryžiai ir žalia žuvis. Negaliu, dievinu. O, net negaliu važiuoti. Sutojau, pasiėmiau pietuko. Ojas. Va, virti ryžiukai ir žalia žuvytė. Jaučiu, galėčiau valgyti kas antrą dieną. Tokį patiekaliuką. O jeigu dar yra kokių daržovių, pavyzdžiui, avokado, aš vis rojus. Tik nežinau, kas čia tokia. Kas čia per žuvis tokia balta. Kažkokia moliuskinė. Nu, pasaka. Vasabio. Šitas nėra labai aštrus, nes kiti būna tokie, biškai tokie burna papuola ir iš karto slogą pramuša. Šito galima ir daugiau.
dedam vasabiuką, mirkom į soją ir dedam visą į burną. Viską buvo nubėgę. Soja gal. Numirsiu iš laimės. Ir atsakant tam berniukui, kuris uždavė klausimą YouTube'ai po mano vakarykščio video, kodėl nedirbi Lietuvoj, todėl kad mažai moka, iš karto pats atsakė, nežinodamas atsakymo. Man patinka tokie žmonės, kur neaišku dėl ko klausia, vis tiek, jeigu jie įsitikinę, kad yra atsakymas būtent toks. Nu ir žodžiu. Tai, žinok, pas mane situacija truputėlį visai kitokia buvo, nes aš papuoliau būtent į tą, kaip sakant, į tų nelaimėlių tarpą, kai per koroną prarado darbą. Nes vieni buvo žmonės, jie atvirkščiai, jiem belekiek ištiko darbų, kaip mano pavyzdžiui broliui, jisai per koroną vos spėjo dirbti, vos spėjo skaičiuoti milijonus, o aš per koroną netekau savo darbą, nes aš buvau lygiai tokia pati turistinio autobuso vairuotoja, kaip esu dabar, kol kas vis dar, neaišku, kaip bus toliau. Nu ir supranti, ir mus atleido iš darbo iš karto, nes baigėsi turizmas, užsidarė sienos, viskas pasibaigė. Ir mano visi kolegos, kas kur, kas ką sugalvojo. Kas į Angliją, kas į Olandiją, kas į... Nu, žodžiu, visi ieškodami darbo, nes reikia vis tiek gyventi, reikia darbo. Išvarė, kas kur sugalvojo. O man gavosi taip, kad aš pradėjau ieškoti darbo skelbimuose belio kokio darbo. Ir radau Norvegijoje, kad reikia autobuso vairuotojų. Mane priėmė ten labai lengvai, mano nelaimiai, ir aš atvažiavau gyventi į Norvegiją. Ir dabar spalio mėnesį jau bus 5 metai, kaip aš čia gyvenu ir dirbu ir bandau dirbti. Nelabai sekasi, kaip matot. Ta prasme, miesto autobusą galėčiau vairuoti ir vairuoti, bet man pačiai neįdomu, aš noriu dirbti su turistais, o su turistais man nesiseka gauti darbo, nes aš nesu pradirbusi, tarkim, va šitoj firmoje, kur dabar dirbu, nesu pradirbusi kokių 5 metų, kad gaučiau turistus. Kitos firmos iš visų turistais nevažiuoja. Žodžiu, sunkiai man čia eina, sunkiai, nežinau. Mielai grįžčiau į Lietuvą dirbti, bet mano gyvenimo, kaip čia, sugyventinis, gyvenimo draugas, nu, žodžiu, vyras, su kuriuo mes gyvenam kartu, jisai į Lietuvą iš vis nenori, jokiais būdais, žegnojasi, sakė, ne, jis net nevažiuoja į Lietuvą niekada. Nežinau, ką jisai ten yra prisidirbęs, gal paieškomas, gal jeigu grįš į Lietuvą, gal iš karto mentai čiups, juokauju. Buvo kažkada čia nuvaręs, nieks nečiupo. Nu, bet esmė ta, kad jisai Lietuvos labai nenori ir gaunasi, kad aš turiu dėl jo dabar kaip yra, ne? Aš galėčiau važiuoti bet kur gyventi, bet dabar kaip ir dėl jo turiu gyventi Norvegijoje ir bandyti įsitvirtinti čia. Nors čia įsitvirtinti, mano atveju. Nu taip sunku. Nu taip, nieks manęs nenori, nes aš esu utlanderė. O aš neturiu laiko laukti 5 metus toj pačioj firmai važinėti, vežioti tik transferį. Tipo, tik tai iš viešbučio į oro uostą ir atgal. Ir po 5 metų jau tipo sakytų, va, jau dabar jau 5 metus atvežioji, dabar im grupę. Ne, aš noriu dabar su grupėm dirbti. Jaučiu, reikės imti individualią veiklą, laimėti milijoną, nusipirkti savo autiką ir būti laisvai samdomai žudikiai. Vairuotojai. Gal ir žudikiai. Nu, žodžiu. Atsakiau į klausimą. Kodėl aš ne Lietuvoje. Ne savo norų. Mane tiesiog korona iš Lietuvos išvarė.